Šiaurės Lietuvos kolegija jau 9 metus vykdo kompiuterinių tinklų administravimo studijų programą. Per tą laiką yra išleidusi tikrai daug inžinierių, specialistų, kurie dirba visam Šiaurės Lietuvos regione ir apskritai visoje Lietuvoje, kartais ir užsienyje. Praėjusiais metais Šiaurės Lietuvos kolegija atsinaujino kompiuterinių tinklų administravimo studijų programos visą materialinę bazę. Įsigijom keletą laboratorijų, įsigijom daug gana brangios ir šiai studijų programai vykdyti reikalingos įrangos tiek programinės, tiek techninės. Todėl visus susidomėjusius šią studijų programą kviečiu apsilankyti Šiaurės Lietuvos kolegijoje. Galbūt susidomėsite, galbūt nuspręsite studijuoti, jei ne, tiesiog galima bus pasižiūrėti, kaip atrodo šiuolaikinė moderni studijų aplinka. Šiaurės Lietuvos kolegijoje baigiau kompiuterinių tinklų administravimo studijų programą. Dirbu pagal specialybę, toliau tęsiu studijas tą pačią kryptimi. Kiekvieną dieną naudoju kolegijai įgytas tiek praktinės, tiek teorinės žinias. Jos man padeda išspręsti kiekvieną dieną atsirandančias vis naujas situacijas, diegti naujoves, spręsti įvairias problemas. Studijuojant Šiaurės Lietuvos kolegijoje įgijau Windows administravimo, Linux administravimo, tiek teorinių žinių, tiek praktinių. Įgijau programavimo pagrindų. Labai gaila, kad studijų metu neteko išbandyti šios naujos techninės įrangos, programinės įrangos. Todėl apsilankius Šiaurės Lietuvos kolegijoje ir pamačius visą tai, atsiranda noras dar kartą studijuoti, nors ir tą pačią specialybę. Studijų metu įgytas teorinės ir praktinės žinias sėkmingai panaudoju savo dabartinėje darbo vietoje, tad kviečiu ir jūs studijuoti Šiaurės Lietuvos kolegijoje.